Sveiki visi. Kaip ir kalbėjau praeitoj serijoje, ruošiuosi padidinti žaidimo sudėtingumą. Todėl pirmoje eilėje pakeliu vienu lygiu sudėtingumą bendrą, tada padidinu zombių dienos judėjimo greitį, kad nereikėtų taip ilgai laukti, kol jie prie tavęs prieis. Ir manau, kad dar galima padidinti zombių skaičių per ordos naktį. Mano kompiuteris pakankamai galingas, kad galėtų susitvarkyti su tokiu skaičiu. Advanced lape visų pirma atjungiu loot respawną iš vis ir atjungiu airdropus. Expert lape jokių pakeitimų nedarysiu, dėl to, kad čia viskas pakankamai normaliai ir pratęsiam žaidimą. Vos naktis prasidėjo ir jau svečių gavom. Reikės kažką daryti su tą plėtinę zoną, kad zombiai ten negalėtų šeimininkauti. Kol kas rankiniu būdu teks valytis. Taip, jiems labai patinka šitas blokas į šachtą. Galima būtų iš ten pašalinti kopėčias, bet verta žinoti, kur jie laušis. Kad nelakstytų po visą namą ir griautų pasirinktinai sienas, bet būtent eitų į vieną vietą. Strėlės atiduok. Teik arčiau. O, gerai. Tačiau. Ne, taip nepataikys, reikia iš toliau biškį. Ko jinai taip makalojasi. Taip, gerai. Kitas kažkur užstrigo toliau. Galima truputį pasivaikščioti. Be žibintuvėlių tai visiškai tamsu. Teks eiti su šviesa. Tai aišku truputį pavojinga, nes čia kažkas jau ateina artin. Galėtų greičiau eiti. Kol kas manęs nemato. Tai pamatė. Iškalbėgiot pradėjo. Aš tą strėlę norėčiau pasiimti, bet nepasiekiau. Aš tai daug nereikės. Pramazinau. Dar vieną ir jinai bus. Su jie viskas. Pasiimau strėlės. Visos atrodo. Be žibintuvėlio tai iš vis nieko nematyt. Reikia išeiti lauką, ten bent kažkas bus matyt. O su žibintuvėliu tai tavęs staigiai apspistų. Dabar mano pastebimumas ganėtinai žemas. Galima pagal barą orientuotis. Kai judu šiek tiek padidėja, bet stovint tai iš vis vos matomas. Dar vienas dalykas, kas leidžia likti mažiau pastebimam, tai minkšti drabužiai. Medžiaginiai šarvai praktiškai nekelia triukšmo. O, level upas. Su taškais vėliau išsiaiškinsim. Pramazinau. Čia paprastas hunteris. Gerai, kad ne feralas. Feralą sunkiau užmušti. Šitam dviejų strėlių neužteko antros kažkodėl. Nieko matyt, nei galvą pataikiau. O dabar užteko. Vieną strėlę grąžino, ten kažkas maudytis nuėjo.
Šitam irgi 2 turėtų užtekti. Užteko. Šitam ir 1 užteko. Čia arti dabar nieko nėra, atrodo. Galima gana saugiai pasivaikščiot. Einam ieškoti daugiau. O, dar vienas hunteris. Arba kitaip šokliukas. Užteko 1. Strėlės jau neduoda. Pramazinau. Sunku įžiūrėti jo galvą. Aha, neužteko. Matyt, ne į galvą pataikiau. Arba jisai ferlas. Ne ferlas. Pribaigėm. Neturėsi dar vaikšto, bet jį manęs dar nemato. O, vilkas. Užpuolė zombį. Čia daugiau nieko nėra arti. Gal pataikysiu, nes nematau jo ne visiškai. Nepataikiau turbūt. Ta vilką greičiausiai pribaigs. Galima iš viršaus dar pažiūrėti. Kas čia dabar? Ištvermės pritruko, dabar koją išsisukau. Iš vis gerai. O, velnio. Dabar dar susilaužiau ir kažką prisišaukiau. Nu, visai prastai. Įtvarą turiu įdomu? Neturiu. Blogiai reikalai, blogi. Taikėm. Reikia dabar kažkaip iki namų dašliaužti saugiai. O ten tas vilkas gali truputį sukelt problemų. Kiek jam reikia? Ne feralas juk. Mergina manęs nemato. Nepataikiau. Nagi. Yra. Gerai, dabar ramiai, neskubėdami, nes 2 valandas giskoja be įtvaro. Man reikia būtinai įtvarą. Bet pradžiai noriu likviduoti vilką. Jisai kažkur čia šalia, jeigu pradės mane vytis, man bus chanaiga. Ar galėsiu užšokti ant kopėčių, klausimas. Jisai visai šalia kažkur laksto. Šokau ir netgi nepastimpiau nieko daugiau. Gerai, iš lėto, ramiai, apsidairom. Va jisai. Vėl su zombiu pešasi. Gerai, tegu pešasi. Mažiau jiems sveikatos liks. O ten vis dar pilna zombių. Vilkas laimėjo. Jisai pakankamai toli, galima bandyti paršliaužti namo. Teks eiti iš lėto. Kažkas čia po dešinę dar krebžda. Teks dabar net neįti, o šliaužti iš lėto. Bet labai jau lėtai judu iššliauždamas. Gal neišgirs. Išgirdo vis dėlto. Su šitą tai manau susitvarkyčiau. Nepataikiau, blin. Gerai. Priplojam. Nu, kiek čia dar liko iki namų? 50 metrų. Ir pakeliui atrodo nieko nėra. Tai gerai.
Pavojingi tokie pasivaikščiojimai, ypač kai per žioplumą pradedi šokinėti, nepažiūrėjęs į savo ištvermės barą. Aš abu kartus bandžiau šokti, nepasižiūrėjęs į ištvermės barą. Ir va taip ir taip baigėsi. Tokie bandymai. Kaip gerai, kad aš jau turiu mašiną. Ane? Dar truputį geriau kojai pasidarė nuo šuoliavimo. Nieko, tu uždėsim įtvarą kokį nors ir bus pakenčiama. Tiesa, čia jau galima įsijungti žibintuvėlį. O, kitas reikalas. Nu ir ką mes čia turime iš tokių dalykų? Nieko. Nei įtvaro, nei to castingo gipsinio. Ir vėl zombiai sugužėjo. Šitie lagaminai to ir blogai, kad jie nors ir talpesni, bet jie kelia triukšmą ir išgirsta zombiai. O į tas kartoninis dėžes landžiant iš vis jokio efekto. Taip, nu ir dabar visai kitas reikalas, jau tik pusę valandos iš 2 ir daug geresnis judėjimas. Susiremontuojam šarvus, nes šalmas jau ten buvo visai bile koks. Šiaip apie šarvus geresnius jau laikas būtų galvoti, bet nu, ką rasim, tą rasim. Gerai. Vėl čia, ne? Ne? O tai kur jūs tada? Ai, jie lauke. Iš lauko mušasi į tą pačią vietą. Nu gerai, apeinam. Aha, jau bėga iš paskos. Jo, bėga. Šitas irgi nesferalas. Ne problema. Daugiau lyg ir nieko nematyti netoli. Ten dar vienas šliaužiantis buvo, bet šliaužiantys tai nepavojingi. Dėl to reikia jį pašalinti, kad ten nekrapštytų, ko nereikia. Dar po dešinę kažkas kruta. Manęs ryškiai nepastebėjo, nes juda iš lėto. Nu, gal pataikysim taip? Pataikysim. Su žibintuvėliu vis dėlto lengviau šaudyti. Gerai, kai nepastebi iš karto. Ten dar yra zombis. Aš aišku rizikuoju, gali būti feralas. Feralas, geriau pasišalinam. Neturėtų pavyti. Iš tikrųjų. Aha, pakankamai lėtas šitas. Aha, tai dabar jis bėgs tenai glauštis. Ne, geriau tegu atbėga čia tegu. Bet kiek jam daug reikia. Na, gal tu feralas. Oba. Gerai, iš čia man voštelėjo. O, jis dar ištroškęs. Gerai, skausmo ir vandens. Atsigausim. Neužkrėtė ir tai gerai. Nors medaus turiu, taip kad man tas užkrėtimas nebais ir pavojingas. Gerai, gana čia vaikštinėti po apylinkės. Atrodo dabar jau tuščia. Galima namie pasitvarkyti. Iš tikrųjų tai nelabai yra ką tvarkytis, viskas ir šiaip tvarkoja. Reikia pasižiūrėti, kokie mano sekantys tikslai. Taip, ten trūksta daug knygų, šitam atnaujinti trūksta daug rąstų, reikia miško prikirsti. Nelabai yra nuotaika pas mane to užsiimti. Naktį geriau nelysiu miško kirst, tamsu žiauriai. Kad čia nuveikus galima būtų. Bet naktys šitam žaidime tai toks, va, bent jau pradžioj, nuobodus dalykas. O, dar vilkas.
tas pats, ne? Oba, long shot. Nu tai ką, reikia dabar eiti mėsą susirinkti. Ir bėgiot nepatartina, nes tik tai prailgės laikas gyjimo. Bet kam vaikščioti, jeigu galima važiuoti. Ir šviesos savo pasiduodi, jokių problemų. Zombi nesimato, kartu su vilku viską išvarėm, o paskui pribaigėm vilką. Nors šitas tai buvo labai sveikas, gal čia kitas? Nežinau. Nes gali būti jau ir nuklydęs kažkur tolyn. Bet rytas netoli, galima važiuoti užduoties. O, ką mes čia turim? Miškiukas. Iš kur čia jį būtų galima susimedžiot? Ai, pakentėk, koja sugis dar. Mačiau, ten ant stoko galima praeiti ir jisai neturėtų pasiekti. Čia pakankamai ramus tas toks viešbutukas. Nėra krūvos zombių. Va, iš čia jį bus galima pakankamai... Ei, palik ramybėj mašiną. Sugadins man mašiną, parazitas. Aha, link laiptų varo, bet čia jis neturėtų praeiti. Tuo tarpu rytas atėjo, dabar jis tenai užstrigo. Man artynai nelabai apsimoka. Pataikėm, gerai, jis pralindo. Tai dabar bus galima jį prašaudyti normaliai. Man tai patinka, kad galima tiesiog truputį arčiau prieiti ir pasimti visas strėlės jam iš kailio. Tai nereikia prisigaminti strėlių labai daug. Nu įdomis, prasimuš langą kokį nors toj sienai. Ai, jis atgal lauk išlindo. Gerai, tada. Čia dar tas storulis ateina. O pro kur jisai bandys praeiti. Šiandien pačioj daužosi. Įdomu, kodėl. Sulaukiu viskas. Storuliui lanko nebūtina. Nors tiesai jis dabar biškai greitesnis. Žydina pakankamai greitai. Bet nieko baisaus. Gerai, dabar mėsos, testosterono ekstrakto. Gerų dalykų, bet ištvermės vėl nėra. Reikia įkalt ko nors. Gert dar nebūtina. Tuoj mes jį susmulkinam. Ir važiuojam toliau. Čia kol kas neverta lysti. Blogiausia, kad reikia vaikščioti iš lėto. Išsikraunam, aišku, nes mėsa labai daug sveria. Ir važiuojam toliau. Sunku biškį, kažkaip nepripratęs aš prie šitos mašinos, man atrodo, anksčiau geriau vairavosi. Užmetinėjant posūkių truputį. Taip, mums čia reikia prie to viešbučio berods. Jo, čia pat. Mes čia jau taip normaliai pravalėm. Dar gal apsidairysiu truputį, reikės pradėti vykdyti užduotį. Šiaip aš viską čia susirinkęs daugmaž. Aš šito atrakinti negaliu. Ir įdėti lockpickingą irgi negaliu dar. Reiktų 2 taškų, aš turiu 1.
Tai gal reikia jėgą dar kažkur pridėti į bendrą. Su lockpickingais vėliau žiūrėsim. Bet va šitą lockpicking tai tiesiog privalau. Reikia pagrindinį lūtą dėl to pasiimti prieš aktyvuojant užduotį. Niekaip negaliu susikoncentruoti, kai tas valkiuosi aplinkui. Aš per tave lockpickų sugadinau krūvą. Va taip, tylos prašyčiau. Pagaliau. Nunas dar toli. Turėtų nemaišyti. Čia dar kažko neapieškojau. Net keista. Arba čia atsinaujino. Amunicija, dėkui. Nors shotguną aš nelabai naudoju, bet pravers. Ir ką mes čia turim? Kelis miegalius. Kažką pažadino. Tyliau. Čia dar kažkas turi būti. Vandenėlių yra. Nepraleidžiam. Pats geriausias gėrimas. Nu, gal ir kitus pavyks. Jo, ne šiandien. Gerai, duris reiktų užsidaryti, manau. Ir O, storulį girdėjau. Tas tai greitai įsilaužt gali. Ir aišku, pradeda per sieną įti iš karto. Nu, tai netgi gerai. Palauksim, kol prasimuš. Jau ir prasimušė. Jam ilgai netrunka. Dėkui. Nieko ypatingo. Dar kažkas vaikšto netoli. Nieko ypatingo. Anas pridurnojo. Ne? O, čia jau daug atėjo. Aišku. Nu ką, pasportuojam truputį. Nu, šitas tai gana toli, jisai man negrasina niekom. O va šitą tai jau reikėtų nukneckinti. Visai nenorėčiau, kad man iš nugaros užeitų. Kaip trūksta ištvermės, baisu. Vėl gavau į kaulus truputį. Va, ką reiškia sudėtingesnis lygis. Nu ką, apsigydžiau truputį ir pirmin vykdyti užduotį. Vėl viską per naują apžiūrėt. Tikiuosi rasti ką nors tikrai gero.
vėlinėme, prabudo zombiai garaže. Dabar reikės pirmoji eilėj tenai rautis, kad nesunaikintų man ko nors gero viduj. Nesidaužo viską paeiliui, ten galima gerą grobį prarasti. O čia dar neišvaliavo. Nu, kas čia dar laukia? Tas dar gyvas ir dar kažkoks vienas jaučiu. Aha, va, ateina. Laisvas. Nu dabar, kurios ten durys buvo, dabar tiksliai nepamenu, paskutinės ar prieš paskutinės. Jaučiu šitos bus. Einam į viršų. Va, per tą landą. Ir žemyn. O dabar greitai atidarom duris ir neriam lauk. Nu, greičiau. Velnė. Pasisekė. Vienu smūgiu abi paguldžiau. Bet vėl kliuvo. Biškai geriau bus. Oba, geras daiktas. Kokie čia jo parametrai, reikia pažiūrėti. Jisai silpnesnis už mano dabartinį, bet jis naudoja 10 mm amuniciją. Kas yra labai gerai. Mano mėgimiausias ginklas iš tikrųjų. Oba, ir variklis. Dabar bus galima drąsiai atradinėti savo betono maišyklę. Nu, susirinkau viską, ką reikėjo. Dabar lipam ant stogo. Labai ne kažką laipioti su tokia koja kaip pas mane, bet ką darysi, laukti kol pasveiks irgi nelabai apsimoka. Taip, čia bus paukščiukas. Būtinai bus. Bet kai jisai pakyla, tik tai numušti visai be problemų galima. Ką čia saugojai? Truputį vištienos. Oi, kažką įdomaus radau. Jo, geresnis už mano. Verta persikeisti. Ir šuolis. Kaip man nesiseka. Antras bandymas. Bėgte ir... O taip ir reikia. Dabar dar sykį šuolis bus. Gal vėl bus gerai? Praėjo. Dabar porą zombių. Iškart prabudo. O tai tau. Šiandien ne mano diena. Na ir paskutinis kambarys. Jau ir prabudo. Ne, šiandien tikrai man nesiseka. Kažką ne taip darau. Ir ką ten daužai, ką ten gadinėjai? Po vieną. Į kabinetą užeinam po vieną. Palaukit savo eilės. Palaukit, sakau. Nu gerai, po vieną. Reikia turbūt biškį paskatinti savo metabolizmą. Kavutės ir sekantis. Ei, tu tai čia pralindai kažkaip tai neteisingai. Visi žmonės kaip žmonės yra zombiai kaip zombiai, o tu keturiom atėjai. Nu gerai. Tik to, žiūrim, ką turim. Taip, viską susirinkau, bet dar reikia surasti krovinį treiderio. Kažkur čia viršuj, bet aš lyg tai nieko ten nepalikau. O reikia apeiti viską.
Va tai tau panašu, kad tenai. Tikrai tenai. Aš daug kartų reidinau šitą pastatą, bet niekad nemaniau, kad tenai yra dar kažkas padėta. Gyveni ir mokinėsi. Bet jau nebenoriu eiti aplinkui dar sykį. Padarysim, kaip sakoma, gudriau. Ir užduotis įvykdyta. Varom pas treiderį. Hey, don't come in here unzipped. I sure doubted it, but you pulled it off. Kapišonas tiesiog brangesnis. Ir ką dar paimsim? Pasirinkimas krenta ant Was bungalow there house. something else? Pabandysim užduotį speedrunint kiek įmanoma greičiau. Šitas namas jau mano buvo apieškotas, dėl to čia tikrai nėra ką ieškoti dabar. Tiesiog aktyvuojam užduotį ir einam tiesiai link krovinio, manau. Čia visą labą reikia krovinį parnešti, valyti teritorijos nebūtina. O krovinys yra apačioj. Kad prieiti prie apačios reikia praeiti pro duris, manau. Ir be abejo reikia pažiūrėti čia. O čia tai bent. Lygioje vietoje 20 su viršum tūkstančių radau. Va taip ir būna. Nu, čia praeinam patiliukais. Manau, kad nieko labai daug nepažadinsim. Šitam neužteko vienos strėlės. O, level up. Nu, ką einam tiesiog link taikinio. Kur čia jinai prabudo? Nu, dar vienas kečiamas raktas. Kaip jau sakiau anksčiau, kai nebereikia, ten kiekvieno kampo mėtosi. Einu iškart žemyn. Čia pateliukais net nesistengsiu. Kaip jau sakiau, speedruninam. O tai reiškia negaištam laiko. Na va. Atrodytų, jeigu jau skubit, neapžiūrinėk visų dėžučių paeiliui. Bet užtenka rasti vieną kartą kažką tokio ir atsiperka visas sugaištas laikas. Kaip tu čia šokinėjai dabar? O jinai net neprabudo. Nu ir gerai. Kur jūs ten sulindot? Kas čia man trenkė? Ir dar kas čia dabar? Jei jinai į bloką sulindo. Nu tai važiuojam pirmin tada. Nu, sakiau, į bloką sulindo. Žemėlapis, gerai. Nu va ir viskas. Pasiimam šuniuką. Ir lipam į viršų. Dabar tas šokinėjimas su sulaužyta koja. Ai ne, jau praėjo man koja. Tai reiškia, jokių problemų neturėtų būti, nebent vėl susilaužysiu. O ten krovinys. Šitos vietos aš irgi niekad nebuvau apžiūrinėjęs gyvenime. Kaip da prie jos prieiti reikės. Ir čia kapotis labai ilgai užtruks. Ai, vėliau pasiimsim. Čia kopėčiam daug. Ir važiuojam pas treiderį. Priduodam užduotį, bet jau šiandien kitos padaryti nebespėsiu.
Reiškia, galima pernelik ir neskubėti, ko gero. Bet priduoti ir pasiimti kitą užduotį turbūt norėtųsi. Bet išeinant mane... jau pasitinka. Pas traderį vis dėlto nespėsiu, per daug užgaišau. Rinkau čia visokį šlamštą, kurio galima buvo ir neimti. Bet kol į dėžutę nepažiūrėsi, nesužinosi, ar nėra ten ko nors gero. Taip ir gaunasi, gaišti laiką, kartais beprasmiškai, kartais naudingai. Va ir mano mašina. Važiuojam. Ir nepamirškit pasirašyti mano YouTube kanalą, padėti laiką ir laukti kitų serijų. Iki.